Na tai sveikos merginos, šiandien yra jau antradienis, vakar visiškai nesiuvinėjau, montavau šitą savaitės video, paskui su schemom dirbau, reikėjo ten pataisyti kai ką ir tiesiog kažkaip jau vakar visiškai nepavyko, nes ir treniruotę darėjau vakare, tai taip pagavosi, be nei vieno kryželio nepadariau. Tai šiandien noriu pasukti už tai ruletę, šiandien yra antradienis beje, kur čia mano pelė. Ir kol suksiu ruletę, nu ką, šiandien žiūrėsiu Euroviziją, tai bus ilgas sėdėjimas, tai vat noriu išsisukti, pasižiūrėti, kas man išpuls. Aišku, laivai rėmose labai reikėtų judinti. O, plunksnos. Labai gerai, labai senai aš jas turėjau. Ir dabar ką, eisiu pasižiūrėsiu, ką aš turiu. Su bingo turėtų būti, man atrodo, yra kažkas. Jo, yra užduotis, kur yra pavadinime turi būti G raidė. O šitas darbo pavadinimas iš rusų kalbos išvertus yra sapnų gaudyklė. Nors aišku, čia jinai toks yra daugiau vainikas, plunksnų vainikas, bet ten tai pavadintas rinkinys, nu tai ką aš žinau. Tuo atnešiu, parodysiu ir tą rinkinį, pavadinimą rusišką ir darbą, kiekgi aš jo turiu padariusi. Na va, atsinešiau savo tas plunksnas, plunksnų ratą, va, pasižiūrėkite, jau beveik pabaiga. Visai nedaug liko, aišku, kaip čia pasakius. Tai liko va štai šita plunksnytė per vidurį ir va šita plunksna ir šitas mažas burbuliukas. Va, kaip tik va čia jau pradėjau aš tą plunksną ir va čia va liko. Tai ko gero bus greitas pabaigtukas, o gal šiandien žiūrėdama Euroviziją ir pabaigsiu, pažiūrėsiu. Ir pasižiūrėjau, dabar pavadinimą jums parodysiu. Tai rašo Vienoks snavidieniai, tai yra sapnų vainikas. Vis dėlto, dėja, bet nėra čia tos geraitės. Aš galvojau, kad čia sapnų gaudyklė, bet ne, sapnų vainikas. Jeigu sapnų vainikas, tai nieko nesigaus. Ieškosiu kitos užduoties arba darysiu dvigubą normą. Pasižiūrėsiu, kiek čia man kryželių gausis ant šitos plunksnos, kiek čia, nu čia nemažai. Bet pasižiūrėsiu, kiek gausis ir pritaikysiu kažkokią tai užduotį. Gal per 2 kartus pasidarysiu tam. Bet jau pasižiūrėkit, grožis. Ir aš vis dėlto galvoju, ko gero pasidarysiu aš iš jos pagalvę. Tik aišku, reikia kažkaip surasti nugarėlę pagalviai. Nu va čia jau bus klausimas, kaip tą padaryti. Na ką, viskas, einu įsidėsiu į rėmus. Dabar aišku tokia va palambita, bet kadangi nelyginau dabar, tai kadangi yra čia va tas žymėjimas, tai negaliu lyginti, nes bijau, kad čia gali paskui neišsiplauti. Tai už tai tokia baisi medžiaga, susilamdžius, nelyginta, bet tai yra darbinis vis dėlto, darbinis daiktas ir visai viskas gerai. Na va, labai graži, aišku, čia spalvų man nelabai perduoda. Ryškumo spalvų, kaip visada kamera kažkaip, bet šiaip tikrai labai gražus vainikas ir labai džiaugiuosi, kad jau greitai bus pabaigtukas. Viskas, einu siuvinėti. Na tai sveiko, šiandien jau yra penktadienis ir noriu pasirodyti, ką nuveikiau su šito plunksnų ratu. Tai padariau visą šitą plunksną, jau pabaigiau čia. Čia dar buvo toksai burbuliukas, paskui atradau gal dar šitokį kringelį reikėjo padaryti. Ir labai noriu pasidžiaugti, pradėjau paskutinę plunksną. Čia per vidurį bus plunksna ir joje reikia padaryti 625 kryželius. Ir bus viskas baigta. Ir aš, žinokit, kai pasiėmiau tą vainiką, tai čia atsiuvinėjau šitą tikrai nemažą plunksną, jinai tikrai, ir aš dabar padariau, tuoj palaukit, pasimsiu bingo lentelę, ir aš padariau su šita plunksna 2 užduotis, dvigubom normom. Tai tuoj pasakysiu, kokią aš čia dariau. Reiškia 400 kryželių padariau ir ką aš čia dar dariau. Ir 600, man atrodo. Ne, 800. Tuoj palaukit, jo, turiu sagą.
turiu sagą ir kaip sakiau, atsimenat, kad atrodo, nu kas čia liko, va viena plunksna ir va čia per vidurį viena, aha. Tai šitą plunksną aš padariau dabar, reiškia, aš jums toj pasakysiu, tai buvo, kada aš čia pradėjau, reiškia 1888 kryželiai. Įsivaizduojat? Va šita plunksna, nu šitas bumboliukas ir tas kringeliukas. Įsivaizduojat, kiek tai yra daug? O atrodo, kas čia? Nu plunksna viena, bet jinai didoka tokia, palyginus, ką žinau, va žirklutės mano, žiūrėkit. Standartinės žirklutės tos, kaip čia skaitosi jos, paukštis, užstrigo. Reiškia, va, žiūrėkit, žirklutės ir matot, plunksna už jas didesnė. Tai va, jinai tokia ilga ir daug čia tų spalvų ir tikrai kažkaip net netikėjau, atrodė, nu kas čia yra viena plunksna. Bet va, ir aš dabar žiūriu į sagą, taip ir yra. Va, gegužės 7, gegužės 8, tai čia gaunasi šiandien kas penktadienis, tai jo, taip ir siuvinėjau. 3 dienas siuvinėjau pilnai ir dabar šiandien 4 ir aš tikiuosi jau šiandien tikrai turėčiau pabaigti tą plunksną, nes liko tik 625 kryželiai ir bus man finišas, dar vienas pabaigtas nuostabus darbas, tada iš ryto eisiu jau plauti, ne iš ryto, bet nakčiai gal, nu žiūrėsiu, kiek man pavyks. Tiesa, žiūriu auksinį protavą, čia mano elfukė vakabo, žiūrėkit, matot, įrėminta, jau palaukit padidinsiu, nelabai matysis gerai, tingiu atsistot dabar. Va, elfukė kabo virš televizoriaus ir žiūriu auksinį protą ir siuvinėju štai šitą paskutinę plunksną. Susitiksim, kai jau pabaigsiu ir būsiu išskalbusi. Iki. Na štai merginos ir pabaigtas mano plunksnų vainikas. Štai pakelsiu aukščiau, kad pamatytumėt. Puikiai atrodo, spalvos nuostabios. Labai kažkaip smagu, kad aš jį išsiuvinėjau. Smagiausia buvo siuvinėti štai šitą plunksną, dėl to, kad tai yra, pasižiūrėkit, kokios spalvos, labai ryškios, oranžinės, man tokios spalvos patinka. Daugiausia darbo buvo su šituo. Ir kai išsiuvinėjau, visur jau atrodo išsiuvinėjau, čia šitoj plunksnoj padariau paskutinius kryželius ir žiūriu, kažkaip nėra man tų širdelių sagoje, nieks neskraido. Tada pradėjau ieškoti, pasirodo, buvau čia praleidusi viršūnėlę plunksnos kažkaip ir va čia dar trūko šitų 3 kryželių. Nu tai jau kai tuos padariau, tai labai buvo smagu, širdelės ir taip toliau. Ir išploviau aš jį, išlyginau, dabar nusipirkau pagalviai nugarėlę, nes kaip sakiau, aš noriu iš jos pasidaryti pagalvėlę. Aš jos nematau šito plunksnų rato kaip paveikslą. Man kažkaip visai, man atrodo, bus smagu turėti tokią pagalvę. Tai va, nusipirkau iš siūlą svetainėje, radau nugarėlę pagalvėliai, su užtrauktuku ten viskas. Tai va, laukiu dabar siuntinuko, būtinai jums parodysiu, kas ten man ateis. Ir dabar noriu parodyti siūlus. Siūlų liko, kaip čia jums geriau parodyti dabar. Siūlų visų liko faktiškai, tik aš negaliu pasakyti, ar užtektų dar antram apsiuvimui, bet aš manau, galima pritaikint spalvas, tikrai galima dar atsiūti vieną tą rinkinuką. Tai štai, čia, tai va, tikrai galima dar, man atrodo, vieną padaryti rinkinį, nes siūlų. Nu ko, gal va šitas, va, kaip čia man jums parodyti dabar. Va šito va mažiausiai liko, va 9 numeris, paskui kas čia dar, nu kitų tai kažkaip, nu da va šito pilko mažai liko, šitų va mažai liko, va, o visų kitų tai gana daug. Tai aš manau tikrai galima išsiuvinėti dar vieną
rinkinuką tokį, jeigu, tai pasakyk, schemą aš turiu sagoj, tai nežinau, jeigu norėsiu kažkada, kada nors kam nors išsiuvinėti, arba dabar va taip pagalvojau. Taigi galima, turint tą schemą, galima tiesiog atskirą plunksną kažkur paimti išsiuvinėti. O, tiesiog kažkur, ar ant rūbo, ar atvirutę kokią paimti, pavyzdžiui, vieną plunksną arba dvi, kažkurias, kurios patinka, arba fragmentą kažkokį galima. Tiesiog šitą schemą galima išdalinti ir pasidaryti labai fainą kažkokį smulkų dalykėlį. Ant servetėlės galima išsiuvinėti. Nu, variantų tikrai yra daug. Tiesiog reikia fantazijos ir viskas. Tai va. Tai štai mano plunksnos. Valio. Dar turiu vieną pabaigtuką šiais metais. Puiku. Eisiu dabar, keliausiu toliau. Kitus darbus siuvinėti. Suksiu ruletę va dabar po šito. Ir pažiūrėsim, ką man ruletė išsuks. Tai ką, tai štai mano pabaigtukas. Gražus. Išmatavimai gavosi, matavau, tai 38 ar 37 eina, va taip. O pagalvėlės užvalkalas 40 ant 40. Tai va gausis tokia pagalvėlė 40 ant 40. Tai tiek apie šitą darbą. Smagu buvo jį siuvinėti kažkaip. Nežinau dabar tiksliai, kiek aš ją laiko siuvinėjau, reikia pasižiūrėti sagą. Oi, tuoj atsinešiu. Na štai, atsinešiau sagą, pasižiūrim ir valia, širdelių lietus. Ir dabar pasižiūrėsim, kiekgi aš ją siuvinėjau. Laiko, kur čia, oi, nusišneku. Taip, palaukit, tuoj, čia man matausi aš truputį dėl to, kad lauke filmuoju. Taip, ir dabar žiūrim. Pradėtas buvo 22 rugsėjo 27 ir iš viso siuvinėta 41 diena. Iš viso šitas darbas siuvinėtas 41 dieną. Jo. Tai va 22 rugsėjais, 23, nu tai vėl metai su gabaliuku. Reiškia, taip sakant, jeigu taip siuvinėt kiekvieną dieną, tai galima jeigu 41 diena, tai sakykime grubiai per 2 mėnesius galima išsiuvinėti tokį nuostabų dalyką. Tai ką, tiek su šito darbo. Parodysiu jau kai bus pagalvėlė, kai gausiu nugarėlę, būtinai parodysiu, kokia atkeliaus ir kaip man pasiseks tą pagalvę padaryti. Tai einu sukti ruletės dabar. Na tai kadangi plunksnos išsiuvinėtos, tai aš jį dabar ir panaikinsiu iš ruletės tą darbą ir dabar suksiu naują ruletę. Ir kągi man jinai išsuks. Šiandien beje yra jau šeštadienis, jau minėjau. Ir šiandien bus Eurovizija. Ir kągi sekantis darbas? Na va. Tai ruletė nori turbūt, kad aš pabaigčiau savo darbus, kurio jau yra labai nedaug likę. Tai ką, smuikas su gėlėmis, tai aš einu atsinešiu, parodysiu, ką aš turiu su tuo smuiku ir ar man pavyks kažką dar iki pabaigos padaryti. Nu, pasižiūrėsim. Einu atsinešti darbo. Na va, mano tas smuikas. Tuoj parodysiu, kaip turi gautis. Va taip turi gautis. Daug gėlyčių įvairių. Ir ką aš turiu. Jau faktiškai va čia esu užsidėjusi rėmą, tai iki čia jau vat matosi yra apvadas jau padarytas. Tai man čia liko pabaigti va čia viršūnėlį. Dabar truputį pasižiūrėjau. Labai nedaug kryželių va čia šitoj pusėje liko pabaigti. Ir tada jau reikės daryti apvadus. O apvadas eina aplink kiekvieną lapelį, aplink kiekvieną gėlytę. Toksai kvadratiniai tokie, va, mato tokie kampuoti apvadai. Tai nieko aš sakiau nekeisiu, nes toks dizainas ir visai savotiškai gražiai gaunasi faktiškai. Galvoju, matysis, kam ne, nesimato, norėjau parodyti daugiau. Visai savotiškai gaunasi tas apvedžiojimas, tik tai reikės man aišku daugiau skaičiuoti, o gal neskaičiuosiu, nes
Nu, sudėtinga, kai neturi sagos, tai tada sudėtinga ir skaičiuoti. Tai tuos apvadus pasižiūrėsiu, kaip man seksis daryti. Gal po truputį prisėsiu, bet jau faktiškai finišas jau neužilgo visiškai. Nu tai ką, eisiu siuvinėti, pažiūrėsiu, kiek gausis. Šiandien jau sakiau Euroviziją, o ką aš per Euroviziją siuvinėsiu, nežinau. Ar šituos siuvinėsiu darbą šitą, o gal laivus rėmuose siuvinėsiu, nes ten mažai labai dar padariau. Nu, žiūrėsiu. Ateis vakaras ir bus matyti. Tai iki, einu siuvinėti. Na ir rodau, kasgi gavosi. Tai filmuoju šiandien lauke, tai vaizdas kažkoks kitoks truputį negu su dirbtinė šviesa. Tai ką aš padariau, tai visus kryželius jau čia išsiuvinėjau, kiek reikėjo. Čia buvo violetinių truputį, čia žalių, va čia reikėjo truputį išsiuvinėti. Ir pradėjau daryti backstitch'ų apvadus. Tai va čia apvedžiau, matot, va čia va. Tai va, kaip matot, kol kas, kur žalia, tai va čia truputį apvedžiojau. Ir va, matot, rožytės jau jos tokios, kur yra neapvedžiotos, tai jos tokios išblankę biški, tokios išsiliejusios spalvos. O va, kai apvedžioji, tada gaunasi va tokios gražios jau ryškios. Bet čia darbo su tuo apvadu, tai čia begalė daug ir tikrai aš nespėjau padaryti iki pabaigos, bet aš manau, per sekančią savaitę tikrai padarysiu. Nes apsivedžioja viskas faktiškai. Man atrodo, tik tai violetiniai tie neapsivedžioja žiedeliai. O čia balti šitie apsivedžioja, čia raudoni apsivedžioja, čia viskas lapeliai tie visi apsivedžioja. Viskas ir taip toj rožytėse, tai va, žiūrėkit, labai smulkiai daug visokių tų. Ne tai, kad kontūras tik tai apsivedžioja, bet ir viduriukas, ir krašteliai, ir žiedeliai, viskas. Nu, bet duoda to gyvumo tokio, nes jeigu be apvadų, nu, tai toks išplaukęs tas smuiko raktas gaunasi. O su apvadais tai vis tiek vat iš tolo visai kitaip atrodo, iš karto ryškiau. Tai faktiškai užduotis man bus, kad kitą savaitę šitą darbą pabaigti. Ir turėsiu dar vieną pabaigtuką. Ir tada galvosiu, ką aš su juo darysiu toliau. Nu, aš manau tikrai po truputį, per vieną vakarą aš tikrai nepadarysiu. Aš galvoju gal imti po truputį daryti, nes tikrai jisai, nu, truputį pavargsti nuo jo. Čia darai. Nu, tikrai pavargsti ir vėl darai ir vėl pavargsti. Tai galbūt kaip ir laivus rėmuose, taip ir šitą pasimsiu kelis vakarus arba kiekvieną vakarą po vieną siūliuką, pavyzdžiui, padaryti. Kaip matau, kitos daro, pavyzdžiui, vieną siūlą paima ir išsiuvinėja. Tai va čia matot, yra mano adata ir aš čia tiesiog pasilieku, kad va, jinai man nepasimestų, nes čia yra siūlas, tiesiog įvedu ir tada nereikia niekur jos dėti, nei ant magnetos, niekur, visai patogu. Ir žinai, kurioje vietoje tu čia esi. Tai tiek apie šitą smuiko raktą pasakos. Aš jį galvoju įrėminti turbūt į paveikslą paprastai, tai va pasižiūrėsim. O dabar mano laivai rėmuose, pasižiūrėkite, kiek aš padariau. Padariau dar per 3 langelius į apačią, irgi adata, va matot, yra čia. O čia 1, 2, 3, 4, 5. 5 ant 3, va tokį gabaliuką va pasidariau vėl. Tokį pat kaip ir praeitą kartą. Tokį gabaliuką padariau. Ir liko dar 1, 2, 3, 4, 5. 5 ant 5 liko, toks didesnis gabalas. Tai nemanau, kad aš suspėsiu padaryti per savaitę, nes kaip matote, vis tiek ne taip greitai. Dabar vis dėlto pavasaris jau ir visokių lauke darbų, tai norisi pasikrapštinėti, kol oras leidžia. Tai vat, už tai truputį lėčiau ir einasi. Bet džiaugiuosi, kad eina į priekį vis tiek. Keliaujam į priekį po truputį ir einu. Tai nežinau, ką daugiau pasakoti apie laivus rėmuose. Tiesiog, ką aš galiu... padariau kiek kryželių, tai padariau 1500 maždaug kryželių, va čia gavosi. Nu, taip ir yra, 3 ant 5, bet dar čia viršus, tai ten su keliais daugiau biški kryželių. Ir ką, per mėnesį, per savaitę, aš manau, visai neblogai šitam darbe ir va taip po truputį link krašto judu ir link pabaigos. Tai ką, tai tiek šią savaitę padirbau, 3 darbus pasiuvinėjau, daugiausia siuvinėjau su tom plunksnom,
ir pabaigiau, ir šitą, už tai, kad norėjau pabaigti, tai vat už tai ir užsitęsė truputį. Ir žiūrėsim, kaip kitą savaitę. Ruletę gal dažniau pasuksiu, nežinau. Kažkaip ruletė nesisuka, nes paimu darbą, norisi pabaigti, kaip ir sakiau, va šitas darbas. Irgi norisi pabaigti, tai ruletės tikrai nesuksiu dėl jo, nes ruletė išsuks kažką kitą, tai aš manau šitą dirbsiu, šitos 2 darbus per savaitę faktiškai darysiu po truputį į priekį, o ruletę suksim, žiūrėsim. Kai atsibos šitas darbas, išsisuksiu ruletę ir pasižiūrėsiu. Tai ką, ačiū, kad žiūrite, spauskite laiką, prenumeruokit mano kanalą ir stebėkite, kaip sekasi po truputį baiginėti jau mano pradėtus darbus. Tai va, dabar jau vienu mažiau ir tiesiog smagu, kad jų mažėja, nes jau truputį per daug buvau pasidarius. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime jau kitą savaitę. Ate.